Sveiki, mėlyjei, sveikas Artūrai, mūsų Labas, apžvalga. Jo, čia, žinai, pats Dievas arba Grunskienė su Urbeliu duoda temas nuo praėjusio ketvirtadienio. Mes turime tūkstančius prognozuotojų, tūkstančių žinovų. Ekspertų. O Jėzus Marija, tai, ypatingai, žinai, išmaitintas ir prišildytas užantyje jojo buvęs patarėjas. Skvernelis yra mažas, didelės korupcinės bylos epizodas, kuriame esmė yra kriminalo atėjimas į jau veikusią korupcinę schemą valstybės tarnybą. Dar iki Grunskienės kreipimosi praėjusį antradienį, visą savaitgalį, čia, kaip tu gerai sakei, kur be atidarysi, baisu, kad neišlystų ponas Skirmantas. Bet jau jis tada nuteisė. Politikas, imantis grinais nuo 5 iki 10 tūkstančių periodiškai, kaip tu tai paaiškinsi rinkėjams ir kaip tu pasakysi, kad čia, žinot, paskola kažkokia buvo ar panašiai, ar tu tai deklaravai, ar tu nurodėjai, yra turtų ir pajamų deklaracijos pildomos nuolatos, tai čia jau tu niekaip neišsisuksi, man atrodo, visi puikiai supranta, ką reiškia dėžutėje pinigai, jeigu tu gali už 51 000 Lietuvoje pirkti buvusi generalinį komisarą, buvusi premjerą ir buvusi Seimo pirmininką, o dabar partijos pirmininką. Tai pabandykime įsivaizduoti, kaip lengva tai būtų daryti, kokiam nors ten priešiškom jėgom ir panašiai. Aš manau, maža to, čia mes kalbam juk ne tik tai apie šiaip korupcinę schemą, kur koks nors ten, nežinau, valstybės tarnautojas galbūt su politiku kažką derina ar panašiai. Čia mes kalbam apie visiškai kriminalinę schemą, nes šalia to dalyvavo nusikalstama grupuotė, Marijanas Taraškevičius, vienas didžiausių kontrabandininkų. Mes kalbam apie ginklus, sprogmenis, pavyzdžiui, rastus, granatas, narkotikus ir panašiai. Tai tokiam kontekste atsidurti politikui be jokios abejonės, tai yra labai liūdna situacija, bet aš suprantu, kad manau, kad išlys daugiau aplinkybių kalbant apie bylą ir tos aplinkybės parodys, kodėl Saulius Skvernelis taip pasitikėjo Agnę Silickienę. Jis jau viską žino. Jis tiesiog. Ja, tai aš kai klausausi, tai man toksai iš karto toks įvaizdis, žinai, ir tokia. Žmonės kartais turi papūgas, žinai, ir išmoko jas kelių keiksmažodžių, žinai. Tai vat Malinauskas yra kaip šlikšti papūga tokia, žinai, kuri išmoko kelius keiksmažodžius ir jos, reiškia, kiekvieną šaldytuvą kartoja, žinai. Ta frazė politikas imantis kyšius nuo 5 iki 10 tūkstančių, aš nežinau net kaip tą pavadinti, nes niekas kol kas neįrodė, net įtarimai kol kas Skverneliui nėra pareikšti. Ir mes turim iš tikrųjų šlikščią papūgą, kuri iš kiekvieno šaldytuvo kartoja, kad jisai viską žino. Tai, čia žinai, tokia kartojasi toksai ciklas visai, mes čia prieš porą mėnesių turėjom kitą papūgą, Karolį Žukauską, kuris, reiškia, tiesiog per visas įmanomas žiniasklaidos priemonės ėjo ir kartojo, kaip ten, reiškia, veikia schema, kur Žemaitaitis ten irgi yra, reiškia, nusikalstamo klano, reiškia, narys, nes kažkas ten pamatė, ne kažkas tikriausiai specialios tarnybos nufotografavo jį su šūdmaišiu. Iš tos nusikalstamos grupuotės kažkaip mes nieko rezultato neturėjom ir dabar turim antrą papūgą iš šaldytuvų, kuri tą patį kartoja, reiškia, visur ir nuteisė jau Saulių Skvernelį. Tai aš tiesiog ir pas save Facebook'e ten pas mane ateina žmonės, reiškia, irgi ten truputėlį, žinai, tokie jau teisuoliški. Tai aš visiems siūlau, neskubėti, iš tikrųjų, neskubėti, palaukti, nes tas procesas bus tikrai ilgas, labai akivaizdu. Ir, žinai, vėlgi, dar tokia detalė galbūt viena yra, žinai, kai aš žiūrėjau į Saulių Skvernelį šiandien Seime, kur žmogus apsiverkia praktiškai. Pamatysim. Jo, tai man kažkaip, vis tiek, aš galvoju, kad šaltakraujis kyšininkas tikriausiai neapsiverktų gal vis dėlto, žinai. Starkevičiaus aš nemačiau verkiančio iki šiol. Ir vat kai žiūri, žinai, į tą visą kontekstą, tai aš linkęs vis tiek esu truputėlį palaukti ir tik tai gaila, aišku, kad visi eteriai atsiveria Pinokiams, kurie ten pasaką seka. Tai gal tiek man iš mano pusės. Dar nebaigiam.
Tai tu drįsti, tu teisinis Skvernelį, tą baisingą kyšininką, tą baisingą mafijozą, aš kur neteisinu, tu Arnai. teisini ir aš vat pirmadienį, ir trečiadienį, ir antradienį kalbėdamas, tu niekšė, kiek gavai pinigų iš Skvernelio, ką? Artūrai, kiek iš demokratų? Nes tu turi vadovautis principu, kaip pasakė Gailius. Lietuvoje yra sukurta stipri antikorupcinė sistema, represinė sistema, kuri nesirenka ir kuri korupcijos prevencijos kontekste šaudo tikrai nemažo kalibro šoviniais. Ir jeigu tu nesupranti ir negirdi, tai aš tau padovanosiu ne irigatorių, o tokį yra elektrinis sausų sieros valiklis, nes kas tu toks esi sėdėdamas prie pravalo atliekų centre? Tu esi niekas negirdintis, kaip ir aš, nes teisininkas, buvęs profesorius, baigęs visus įmanomus teisės universitetus pasaulyje, ponas Ignas Vėgėlė, ir tas išgirdo, kaip Grunskienė pasakė, kad Skverneliui nešė, o Skvernelis ėmė. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Saulius Skvernelis, būdamas valstybės tarnautoju, Lietuvos Respublikos Seimo nariu, laikotarpiu nuo 2025 metų sausio mėnesio iki 2025 metų gegužės mėnesio per Agnę Silickienę susitarė priimti didesnės negu 250 mgl vertės kyšį už palankumą, pasinaudojant savo einamomis pareigomis, žinodamas, kad neteisėtas piniginis atlygis jam bus mokamas iš nusikalstamos veikos bendrininkų kyšininkavimo metu gautų neteisėtų pajamų. Turimi duomenys taip pat leidžia įtarti, kad vykdydama išankstinį susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, savo ir organizuotos grupės narių naudai ir interesais, Agnė Silickienė nuo 2025 metų birželio mėnesio iki 2025 metų lapkričio mėnesio 12 dienos Vilniaus mieste per keletą kartų Seimo nariui Sauliui Skverneliui perdavė, o Saulius Skvernelis priėmė ne mažiau kaip 51 000 eurų kyšį grynaisiais pinigais už jo politinį palankumą, vertinant valstybinės augalininkystės tarnybos veiklą, gavus skundus už tarnybos direktorius ir kitų organizuotojo grupėje dalyvaujančių asmenų tarnybinių pozicijų valstybinėje augalininkystės tarnyboje užtikrinimą, taip pat šios tarnybos darbuotojų parinkimą, taip sudarant galimybės organizuotos grupės nariams kyšininkauti. Kas tau čia neaišku, ponas Artūrai Račai, buvęs BNS direktoriau? Žiūrėk, Arnai, gal aš jau tikrai truputėlį pasenau, bet gal tu man gali priminti, kokias pareigas ėjo Saulius Skvernelis nuo 25 ten gegužės iki lapkričio? Seimo pirmininkas, antras asmuo pagal konstituciją valstybėje. Palauk, Arnai. 25 metais. Taip. Saulius Skvernelis Seimo pirmininkas. Nuo 25 metais, nuo sausio 1, kada buvo atliekamas, reiškia, fiksuoti susitikimai, iki vasaros jisai buvo Seimo pirmininkas. O toliau, nuo rugsėjo, kai jį ten, reiškia, išpirdolino, kai jisai pats išėjo, jisai buvo paprastas Seimo narys, frakcijos seniūnas, partijos pirmininkas. Dabar tu man pasakyk, kaip Seimo pirmininkas parenka darbuotojus augalininkystės tarnybai? Čia tik tai tu ir aš nesupranti. Aš niekaip nesuprantu, žinok, tikrai nesuprantu. Ir dabar, reiškia, dar vienas dalykas, Grunskienė sako, jeigu aš teisingai cituoju, ne, leidžia pagrįstai įtarti. Tai leidžia pagrįstai įtarti, tai nėra vis dėlto turimi faktai rodo. Ne? Tai dėl to aš, kai klausiausi Grunskienės, jinai iš principo nieko naujo nepasakė, kas buvo parašyta, kai jinai kreipėsi, bet aš negirdžiu, reiškia, kad prokuratūra turi įrodymų,
kad Silickienė davė, o Saulius Skvernelis priėmė. Jie turi kažką, kas jiems leidžia pagristai įtarti. Ir tai, kad, iki šiol dar net, nėra pasakyta, kad Skvernelis tikrai ėmė. Ne? Man dėl to ir kyla tas visas abejonės, ar iš tikrųjų jisai ėmė. Kad kažkas pasakė, kad jam davė, tai aš tikiu, kad taip galėjo būti. Bet tą reikės įrodyti teisme. Na ir dėl to aš vis tiek esu linkęs, luktelti truputėlį. Žinai, čia be sarkazmo, tai iš karto pasakys, o ką tu čia komentuoji, tu teisininkas, o tu apsigynęs 67 darbus, buvęs dėstytojas, profesorius. Aš neteisininkas, bet man yra tekę būti kokius, mažiausiai gal 20 kartų teisme ir visose juose aš būdavau be advokato, arba gindamas, arba teikdamas ieškinį, nes buvau ir toj pusėje. Ir nors aš neturiu teisininko profesijos ir nerašiau mokslinių darbų, bet aš galiu sakyti, kad aš išmanau šiek tiek teisę. Ir ne tik tai teoriškai, bet ir praktiškai. Tai mano turimos žinios ir iš teorijos, ir iš praktikos man vis dėlto leidžia manyti, kad nėra toje byloje taip viskas aišku, kaip dabar kažkas bando čia mums įteikti visiems. Kažkas tai, Skirmantas Malinauskas. Pirmiausia, Skirmantas Malinauskas, jo, ir šitoj vietoje iš tikrųjų aš ten stengiausi. Tu pasidalinai, profesorius Ignas Vėgėlė, irgi jam jau viskas aišku. Taip. Bet žinai, jeigu mes prisiminsim tą patį Skirmantą Malinauską ir prisiminsim jo veiklą pas Skvernelį, tai Aurelijus Veryga, dabartinis Europos parlamento narys ir buvęs Seimo narys, ir tuo metu buvęs vyriausybės narys, yra viešai parašęs apie tai, kuo užsiminėjo, būdamas patarėjų Saulius Skvernelis. Tai yra Skirmantas Malinauskas, būdamas Saulius Skvernelio patarėjų. Ir Verygos teigimu jisai užsiminėjo lobizmu ir vienos bendrovės privačių interesų stūmimu. Tai žinai, kai žmogus bando vaidinti šventą ir nuteisti savo buvusį šefą, pats nebūdamas šventuoliu, man kyla abejonė, ar mes turim tuo žmogumi tikėti tiesiog paprasčiausiai. Nes nemačiau, kad būtų Skirmantas bylinėjęsis su ponu Veryga dėl šitų pareiškimų viešų, tai aš tada linkęs tikėti, kad tuose pareiškimuose yra nemaža dalis tiesos. Ir galbūt... Mes galim pacituoti Aurelijaus Verygos postą Facebook'e. Aš irgi moku istorijas pasakoti, prisiminkime dezinfekcinio skysčio istorijas. Čia COVID-o pačioj pradžioje. Tada Skirmantas Malinauskas Vilniaus degtinės chebrytę vedžiojo ir šokdino visus, kad greičiau jiems leidimą dezinfekcinio gaminimui išduotų ir piktinosi, kad atsakingi žmonės dar kažkokių formulių reikalavo. Juk reikėjo tiesiog leisti vodkę kaip dezinfekciją pardavinėti. Už šitą paskutinį sakinį tai aš irgi būčiau Aurelijai galvą nusukęs, o kaip būti, reiškia, dievų, reiškia, lašus pardavinėti kaip dezinfekcinį. Bet čia prie teisės. Man keista, žinai, kad pastebėjai, kad visi paprasčiausiai priima už gryną pinigą tai, ką nori priimti. Nes pavyzdžiui, čia tas sulakstymas nuo ketvirtadienio iki antradienio, nes vakar tik tai ryte buvo ponas buvęs padėjėjas Skvernelio medijose, bet jeigu, reiškia, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, visur, tu kur beįsijungsi, kai tu teisingai pastebėjai, buvo jis, suformavo nuomonę, nuteisė, labą dieną, ir staiga proto balsas daktaro docento Merkevičiaus, advokato, jis paskendo ir jo niekas necituoja, galbūt todėl, kad nenaudinga. Matot, iš to, ką aš girdžiu, kaip yra apibrėžtas ir galbūt bus apibrėžtas kaltinimas, man jis kol kas atrodo gana abstraktus, gana miglotas. Tai yra už kažkokį politinį palankumą, už kažkieno tai leidimą kažką tai daryti, veikti.
tai aš manyčiau, kad su tokiu kaltinimu kaltintojams bus labai sunku įrodinėti korupcinį elgesį. Tas kaltinimas turėtų būti labai sukonkretizuotas, tai yra pasakyti, ką iš tikrųjų galėjo prižadėti žmogus padaryti toje konkrečioje situacijoje. Vien toks naratyvas, kad kažkas kažką žinojo, kažkas kažko nedarė, kažkas kažkam leido kažką daryti, na tai nėra baudžiamosios teisės retorika. Ir aš manau, kad jeigu mes leisim baudžiamojoje teisėje tokias praktikas, tokias abstrakčias, tai mes pateksime į labai didžiulį baudžiamosios teisės plėtrą, labai didžiulį veikimą. Aš manau, tai neleistina. Panašiai kalbėjo ir buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus vienoje laidoje, kur irgi sakė, kad iš to, kas čia yra, tai dar iš tikrųjų niekas nėra aišku. Ir dar ką jis sakė, kam aš labai 100% pritariu iš tikrųjų, kad jis sakė, kad mes jau ne pirmą kartą matom, kaip prasidėjus skambesniai bylai ar ne, kažkas nuleidinėja informaciją. Ir šitoj vietoj ponas Bartkus sakė, kad čia yra sisteminė problema, kurią reikėtų spręsti, ar ne? Nes mes turim tą pasikartojančius tos dalykus, ar ne? Pokalbiai, nuotraukos, operatyvinė informacija patenka smulkiam sukčiui Žukauskui, patenka Pinokiui Malinauskui ir niekas į tai nereaguoja, nes kažkam tas yra naudinga. Tai jeigu mes iš tikrųjų norim to skaidrumo, tos gerosios praktikos, tai turėtų kažkas tą pati, reiškia, Grunskienė, tegul reiškia tyrimus Skverneliui, tegul neša medžiagą į bylą, bet kartu tegul susirūpina vis dėlto, o kodėl Lietuvoje nesilaikoma įstatymo, kuris aiškiai nurodo, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga yra neviešinama. Nes turbūt nėra taip sudėtinga surasti, kas tą medžiagą nuleidinėja, reiškia, visokiam Pinokiui. Tai aš čia manau, galbūt irgi būtų gera praktika pradėti nuo smulkių dalykų. Ir kaip ten bebūtų, šiandien Saulius atėjęs į Seimo tribūną, ten dar vakar, jeigu buvo kažkokios, žinai, Artūrai, diskusijos, ar atsisakys, ar neatsisakys, ar kaip ten ką pasakys. Jis buvo pasakęs labai aiškiai, jis vakar pasakė, kad ne vakar, antradienį pasakė, kad aš sutinku su tą procedūrą. Supaprastintos procedūros, jis šiandien atėjo, sakė, visi balsuokit už ir pasakė, kad apgemacht. Pabaiga. Taip, mano politinė karjera baigta ir jinai baigta yra ne šiandien, ne antradienį, o vasario 9 dieną, kada buvo atlikti tie pirminiai procesiniai veiksmai ir turbūt suprantama, kad pakilti po tokių veiksmų politiškai yra sunku, neįmanoma, bet gal ir nebeverta. Viskam yra pradžia ir pabaiga. 10 metų praėjo, aš netikėtai politikoje atsidūriau, labai netikėtai iš jos ir pasitraukiu. Aišku, gaila, kad tokiam aplinkybėm. Aplinkybės esu tikras, kad ir lygą, ir šitą bėdą gavau per politiką. Va čia iš tikrųjų gyvenimas keičiasi, politika bent jau man ir daugeliu čia nėra apie tai, kad tu ateini į šitą pastatą ir iš čia neišeisi. Deja, yra jaunų kolegų, kurie net porą metų čia nėra, bet pagal jų elgesį neabejoju, kad jų po poros metų irgi nebebus. Jie kaip meteoritai, gyvenimas yra įvairus ir spalvingas. Aš visą laiką visko pasiekiau pats, nieks man nieko nepadėjo. Esu įsitikinęs, kad ir savo lygą gavau per politiką. Dabar šita bėda irgi susijusi su politika. Gal tai yra signalas, kad yra 2 skambučiai, o kad nebūtų 3, reikia tą sprendimą padaryti. Ir, žinai, jo paskutinė kalba, tai mano galva, kappa di tutti capi, čia italų mafijos žargonų galvų galva, jeigu jisai suvaidino, tai tada yra labai ciniškas aktorius. Tie sprendimai gali įvykti bet kada. Plemba. Noriu padėkoti Jums, tiems Seimo nariams, kurie
palaikė, nes tai yra drąsu. Parašė, paskambino, ypatingai tiems, iš kurių nesitikėjau niekada. Nes tokios situacijos tai parodo, žinote, kas yra kas. Tiems, kurie pasinaudojo galimybę pašokinėti, ant kaulų paspardyti, neturiu irgi jokių pretenzijų ir priekaištų. Jūs tokią teisę turite. Ir matyt, tai irgi mano viena iš kainų, tai sumokėti, čia negali piktintis, kad visa tai vyksta. Bet tikrai ačiū tiems, kurie palaikė, nes tai yra svarbu. Nesvarbu, jeigu žmogus suklydęs yra. Vis tiek tas palaikymas yra labai svarbu. Tai tikrai, nežinau, ar bus dar kokia proga, gal bus. Čia stovėti, gal nebebus, bet tikrai ačiū už tą bendrą darbą, už tą bendrystę. Ir šiandien tikrai kviečiu nuoširdžiai prabalsuoti visiems už, nes tai yra labai svarbus žingsnis, man pagaliau tampant teisinio proceso dalimi, kaip be paradoksaliai tai kalbėtų, ir pradėti ginti savo teises teisinėmis priemonėmis civilizuotai teisiniai valstybei. Ačiū Jums ir dar kartą kviečiu balsuoti už. Dėkoju. Matei, jisai žiūrėjo tiesiai į frakciją. Ir čia geriausias yra įrodymas, čia dar jeigu jisai būtų ciniškas aktorius, būtų pasakęs, žinai, ir tu, Brutai, Sinkevičiui ir Lukui Savickui. Pasižiūrėk, žmogus spaudžia ranką, viena ranka jam silpna, kairė atsirėmęs į tą, Savickas patenkintas, o Saulius Skvernelis, atvedęs juos visus subūręs į naują partiją, net nežiūri jam į akis. Aišku, ta pirmadienio vakaro ir antradienio ryto frakcijos išdavystė, išmesti iš frakcijos, nors prieš tai gulė kryžiumi už pirmininką, čia yra moralės veidas. Na, tai žinai, smulkus nekšeliai taip visą laiką elgėsi šiaip jau, o Virginijus Sinkevičius, mano supratimu, yra smulkus nekšelis šiaip iš tikrųjų. Bet, žinai, vieną, apibendrinant, ne, nėra Saulius Skvernelis šventasis, tikrai. Nėra. Ne? Buvo ten pas jį visokių irgi nuodėmėlių, vadinkim taip, mažų didesnių reiškia. Ir aš tikrai nesu palaikytojas Saulius Skvernelio. Bet aš nesu ir tas, kuris puola teisti. Ne, aš neteisiu net Starkevičiaus kol kas neteisiu, nors Starkevičius jau savo istorijai turi panašią vieną istoriją, tai jau, žinai, kai antrą kartą, tai jau abejonių gali kilti daugiau. Bet tas iš tikrųjų elgesys jo bendražygių, na, jis, taip žinai, švelniai tariant, neskaniai labai atrodo. Jeigu tie žmonės tikisi, kad spartydami Skvernelį jie susikraus didesnį politinį kapitalą, tai aš manau, kad labai greita ateitis parodys, kad taip neįvyks. Na ir artimiausi rinkimai, aš manau, tą patį taip pat parodys. Tai bus pamoka visiems, kad nereikia gulinčios padėčios šiaip iš tikrųjų. Ir bus pamoka, kad politikoje vis tiek turi galioti tam tikros moralės ir etikos taisyklės. Net tokiose situacijose, ar ne, sudėtingose, skandalingose, vis tiek reikėtų išlaikyti tam tikrą padorumą, aš sakyčiau, kurio dabar mano supratimu demokratams pritrūko truputėlį. Padorumo. Bet tu paminėjai Kazį Starkevičių. Tai irgi viskas aišku. Ne, čia nieko nereikia tirti. Mano žiniomis Kazio Starkevičiaus situacija dar blogesnė negu Skvernelio, todėl kad mano žiniomis Kazys Starkevičius yra kaltinamas tuo, kad būtent jam ir buvo sumokėti pinigai už Kornijenkos paskirimą. Kitaip tariant, čia gali būti ne šiaip, per tarpininkus tarėsi, nesitarė, ką ten Silickienė yra prikalbėjusi, ar Skvernelis apie tai žinojo ar nežinojo, tai yra svarbus klausimai, bet Kazio Starkevičiaus atveju gali būti labai konkretus susitarimas, atlygis už tai ir politiko veikimas tos asmenų grupės, kuris su juo tarėsi naudai. Žinai, aš jau čia man jau net, kaip sakyti, net juokinga būtų komentuoti, aš tik tai priminsiu vieną dalyką. Šiandien Seime už Skvernelio neliečiamybės panaikinimą balsavo 102 berods nariai Seimo, 1 berods buvo prieš ir 2 susilaikė. Ir ne?
Ir dar prieš kokias gal, kiek čia, 3 ar 4 dienas mes turėjom Malinauską kalbantį, kai Paluckas su Skverneliu derina neliečiamybės atėmimo klausimų ir kad galbūt niekas nebalsuos. Nu, tai va, tiesiog, žinai, kai tu matai, kaip, na, kaip pasakos iš tikrųjų taip ir lieka pasakomis ir nevirsta realybė, tai visa kita, ką šitas Pinokis šneka, mano supratimu taip pat yra pasakos ir tos mano žinios, kaip jisai sako, tai ir yra jo žinios. Aš nežinau, ar jam ten vėl kokia nors ten Vilniaus degtinė ar kažkas tai pripila, kad tos žinios būtų skleidžiamos, bet, na, tiek jos ir verto šiaip. Čia, žinai, galim pabandyti pasamokslaut. Labai trumpai baigiant Skvernelio temą. Nu, dabar tik tai, kai bus pareikšti įtarimai, bus pusę dienos parašyta, kai ten ką nors išviešins, kaip jis ten galimai Silickienei už užpakaliuko paėmė, perimdamas kyšį. Čia aš, nu, žinai, reikia biskį ir sarkazmų įdėti. Bet štai prisimeni praėjusį ketvirtadienį ryte iki Grunskienės laiško, tai ten buvo tokios įdomios situacijos, kad buvo pateikti įtarimai Palucko žmonai. Tada Saulius Skvernelis pasakė, kad žmonos įtraukimas yra negražu į politinę kovą. Ir tam pačiam pasisakyme jisai mostelėjo, kad demokratai yra kaip Vėzdas Žemaitaičiui. Na, kodėl tu negalvoji, kad nuo ketvirtadienio popietės, kai gavo Seimas Grunskienės raštą su pateiktais kaltinimais galimais, kada prasidėjo pono Skirmanto vojažai per visas žiniasklaidos priemonės, tai buvo paprasčiausiai duotas signalas FAS išimti trigerį iš demokratų frakcijos, kad ir toliau būtų galima grūmoti Remigijui Žemaitaičiui. Beje, Remigijus Žemaitaitis, pasižiūrėk, yra labai nutilęs paskutinės 2,5 savaitės. Jo nėra Seimo posėdžiuose, kad svarstant įstatymų pataisas kiekvienų klausimų nepradėtų kalbėti ponas Remigijus Žemaitaitis ir nesakytų, kad visą tai padarė konservatoriai su liberalais. Jo nėra. Reiškia, žmogus iš tiesų yra išsigandęs. Ir štai dabar išimtas trigeris yra tie, kuriuos galima visai ką pasakyti. Bičias, jeigu šitaip, tai mes va tuos pasiemam, prarasim 4 balsus, bus ne 82, o 78, bet to pilnai pakanka. Ir tada man viskas beveik dėliojasi į vietas. Ir čia tikrai, kad šiandien po, reiškia, ar ten valdybos, ar tarybos posėdžio, jie tikrai nuspręs, kad, kaip ten Olekas pasakė, koalicija braška, bet sprendimai priimami. O man, žinai, geriausia, vakar buvo vyriausybės posėdis ir Kapčiamiesčio poligonas ateina ketvirtadienį. Paskutinis balsavimas, priėmimas. Ir, aišku, žurnalistai vis tą, žinai, kaip sugedusi, užstrigusi plokštelė. Tai kaip jūs vertinate, kad net ir per svarstymą 10 žmonių iš Nemuno aušros balsavo prieš? Ir vat į 3 klausimus, kurie šiaip yra vienas, atsakymas buvo vienas – Ruginienės. Ir tai irgi signalizuoja, kad šiandien viskas lieka status quo. Man atrodo, visi galim pasidžiaugti, kad balsų daugėja ir tai reiškia, kad vis daugiau žmonių mums pasiseka įtikinti, kad tai yra svarbus žingsnis mūsų visų saugumo link. Mane tenkina tai, kad Seimas pademonstravo stiprybę ir priėmė sprendimą, Lietuvai reikalingą sprendimą, kuris garantuos didesnį saugumą visiems Lietuvos gyventojams. Aš dar kartą sakau, kad mane tenkina ir aš tikrai džiaugiuosi, kad Seimas apsisprendė ir palaikė didesnį saugumą Lietuvai ir jos gyventojams. Na, neatsakėte premjeriai klausimą, kaip vertinat koalicijos partnerių, konkrečiai Nemuno aušros elgseną, dėl poligono konkrečiai klausimo? Aš džiaugiuosi, kad vakar mes turėjome daugiau balsų už šitą
klausimo galutinį sprendimą. Tai vakar parodėme stipresnę valią, kad mums rūpi Lietuvos gyventojų saugumas. Ir tai yra gera tendencija, tai reiškia, kad mes įtikinome daugiau žmonių. Čia aš paskutinį įdėjau, Artūrai, nes visi 3 klausimai buvo apie tai. Nu ir matei. Aš supratau. Nu, bet žinai, aš jau esu sakęs, Arnai, Kapčiamiestis poligonas turiu galvoje, ne? Šitai koalicijai galbūt yra svarbus klausimas. Na, aš sutinku. Ne? Bet, nereikia daryti iš to klausimo fetišo arba stabą. Tai yra vienas iš svarbių klausimų, kuriuos šiai koalicijai reikės dar per likusią kadenciją priimti. Ir aš manau, dar jų bus nemažai. Ir aš nežinau, reiškia, ar demokratus paėmus, jeigu teoriškai sakoma, ne, į koaliciją, po to, kai jie demonstratyviai, ar ne, išėjo iš tos koalicijos, aš nežinau, socdemam verta tikėtis, kad jie bus tokie paklusnus kitais klausimais, ar ne, kokie buvo Kapčiamiesčio poligono klausimai. Tai vėlgi, gali aišku būti, kad socdemai pasirinks demokratus. Aš sakyčiau, kad ne, bet, žinai, politika toks dalykas. Ten vieną dieną. Bet kokiu atveju, Artūrai, ne šį vakar. Jau čia viskas aišku. Va, bet sakau, man atrodo, kad suvesti viską į vieną balsavimą, tikrai nevertėtų, nes, nėra Kapčiamiesčio poligonas Lietuvos gyvybės ar mirties klausimas. Tai yra vienas iš svarbių klausimų. Jo labiau, žinai, kai aš žiūriu dabar, kas vyko po ten to uždaro posėdžio nacionalinio saugumo ar ne, gynybos komiteto, kai visa opozicija kaip šuniukai, žinai, sustojo rateliu ir, mano supratimu, grinai, žinai, lojo ant premjerės ir demokratai kol kas neprisijungė, bet ta prasme taip irgi, žinai, stebėjo, kas vyksta. Tai aš vėlgi, manyčiau, kad socdemams dabartinė koalicija yra patogesnė negu su demokratais, kurie vis tiek save dabar pozicionuoja kaip tokia, opozicija visiška. Ir jie dabar yra arčiau liberalų ir konservatorių negu socdemų. Taip kad, žinai, sakau, politikoje nuspėti visko negali, bet aš dėliočiau, kad ta koalicija kol kas nesikeis. Žinai, jeigu būtų, kaip aš jau nekartą mūsų su tavimi minėję, gyvas amžinatilsį Gediminas Kirkilas ir Seime Bernatonis, tai tada aš suprantu, kad čia būtų dar visko būtų galima sulaukti. O tu sakai, pavyzdžiui, prasistumė jie LRT su Remigijaus pagalba, gauna puikią išbalinimo ir išskalbimo platformą. Nebus taip lengva, netgi jeigu priims įstatymą, nebus taip lengva. Supratau, jie galvoja, kad bus. Jie galvoja, kad taip išmetam Garbačiauskaitę ir tada visi sakys, kad genijus Olekas, Leiputė, Budbergytė ir Sysas, pragmatiškas aiškiaregys ponas Remigijus Žemaitaitis, didžiausias valstybininkas Valius Ąžuolas, ir visi ant baltų žirgų į 28 metų Seimo rinkimus. Čia žiūrėsim. O po to jie gali pasikeisti, nes suprask, Artūrai, juk pagrindinis akstinas yra 6 milijardai per metus. 6 milijardai. Ir netgi sudaužyti demokratai, jiems pames kokį nugraužtą kauliuką ir galbūt jie gali su tuo sutikti. Nes, žinai, apetitas jų bus tikrai kur kas mažesnis negu reiškia Nemuno aušros. Ir antra vertus, o dabar tokie rimti faktai, kurie kažkodėl blanksta. Suprantama, vis tiek Seimo pirmininkas, komisaras, premjeras prieš audito komiteto klausimus. Tai tu įsivaizduok, tai buvo, reiškia, kiek ten apie 2 milijardus prie konservatorių biudžetas. 2 ten su kažkiek tai. O dabar dvigubai, 5 milijardai. Ir jeigu ir tada, ir čia tik tai viena nedidelė smulkmena.
nes ką tik prieš kelias dienas gavau iš krašto apsaugos ministro atsakymą į mano paklausimą, kiek per metus krašto apsaugos ministerija ir padaliniai, kurie vykdo viešuosius pirkimus, taiko kaštų ir naudos analizės principą bei alternatyvų palyginimą. Atrodo, kad nė viena. Net tokie gerai žinomi PPP projektai, kaip net karinių miestelių statybai, nebuvo šitas metodas naudojamas. O labai sunku nuspręsti, kas yra gerai, kas blogai, ar apskritai to reikia, jeigu netliekama reali kaštų ir naudos analizė, plus nelyginamos alternatyvos. Mes čia jau turėjom Lietuvoje tokį, pavadinčiau, nesusipratimą, kada Valstybės gynybos taryba priima sprendimą pirkti, pavyzdžiui, Embraer lėktuvus, kur lygiai taip pat nebuvo atliekama joks alternatyvų palyginimas, kašto naudos analizė jo labiau, paskui po kiek laiko kilus triukšmą ir tikrai to reikia, tai šis sprendimas yra kaip ir atšaukiamas arba padedamas į tolimą ateitį. Įsivaizduojam? Niekas, jokių nėra kontrolės. Tai jau turim, Arnaigi, kiek aš suprantu, ten turim jau problemų dėl kelmų rovimo, ar ne, kainos. Turim problemą liktai irgi dėl tų drakono dantų, jeigu neklystu, irgi po truputėlį atsiranda problemos. Turėjom problemą dėl keliuko. Tai tas rodo iš tikrųjų, kad greičiausiai, vėlgi, aš nesakau būtinai, kad tai yra korupcija, bet greičiausiai, kad krašto apsaugos ministerija tiesiog nebuvo pasirengusi valdyti tokių didelių pinigų srautų. Nėra tam pakankamai kompetencijų. Ir todėl, tada žinai, kai tau reikia įsisavinti pinigus, čia ir dabar, ir tu neturi kompetencijų, tai tu tiesiog, darai viską kaip, žinai, atnešė, padėjo, pasirašiau, važiuojam. Atnešė, padėjo, pasirašiau, važiuojam. Minos taip pat, ar ne, irgi turėjom istoriją su minom, kuri dar nesibaigė irgi. Tai aš manau, kad tų istorijų bus tikrai daugiau, nes, tikrai, per kelis mėnesius išsiugdyti kompetencijas, valdyti dvigubai didesnius pinigų srautus, yra sunkus dalykas šiaip. Ir greičiausiai ministerija tam nebuvo pasirengusi ir jam nėra kada žiūrėti į tą kaštų naudos analizę ir lyginti kažką. Jam reikia daryti čia ir dabar. Ir todėl ir gaunas tokie dalykai. Ten tu turėjai minėti apie kelmų išfrezavimą, toliau išminavimą, patvirtino kariškiai, kad išminavimo metu buvo rastos apie 120 bombų, nes ten buvo bombų mėtymo poligonas prie sovietų, bet, žinai, surasti faktai, oficialūs pateikti dokumentai apie tą įmonę taiklu. Nepaliksim pinigų skirtų gynybai, ar jūs per daug turite pinigų gynybai, kad tarpininkam galite aukoti milijonus. Nes akivaizdu, kad štai mes turime 21-25 metų, būtent šio tarpininko, kuriuo mes pradėjom veiklą nagrinėti, gavę skundą, pirkimus. Tai yra milijoninės sumos, kelių priežiūra 9 milijonai per laikotarpį, energetikos skirstymo operatorius 7 milijonai, LTG Cargo 7 milijonai, Vilniaus šilumos tinklai 5, savivaldybės administracija 4, VŠI centrinė projektų valdymo agentūra 4 beveik milijonai, Lietuvos kariuomenės karinio pajėgų aviacijos bazė 3, oro uostai taip pat 3,5. Ir eina ten mažėjančia tvarka iki ignitis gamybos. Gynybos resursų agentūra 17,7. Tai reiškia, rodo negebėjimus pirkti, vadovautis įstatymais ir palikti pinigus ten, kur paliekate. Kas yra įdomiausia, iš vis yra labai keistų klausimų, kad ypatingai... Keistų klausimų nebūna, Arnai, būna atsakymai keisti. Taip, tai buvo klausimas, kad jų apyvarta pradėjo didėti būtent 20 metais. 20 metais apie 5 milijonus, 21 metais, čia yra svarbu, Artūrai, apie 7 milijonus,
22 metais virš 12 milijonų, 23 metais apie 17 milijonų, 24 metais virš 30 milijonų. Žinai, tu man priminė, jo, čia labai geras pastebėjimas iš tikrųjų, nes pas mus, na, ne tik tai turbūt krašto apsaugoje, bet daugelį sričių yra kai kurių įmonių, reiškia, kaip čia pasakyti, veiklos rodikliai yra susiję su politiniais ciklais, ne? Ir aš nežinau, aš galbūt kažkada buvau užsiminęs jau, bet ten aišku ne tokios pinigų sumas, bet yra tokia VŠI debunk vadinasi, ne? Kuri ten, reiškia, užsiema irgi ten propagandos demaskavimu, dezinformacijos, reiškia, skleidimu ir panašiai. Ir irgi, vat, kaip nebūtų keista, jos veiklos rezultatai irgi yra labai susiję su konservatorių buvimo valdžioje ciklu. Ne, 20 metais, ten aš dabar tiksliai neprisimenu, bet ten yra niekinga, ten gal 800 000 eurų ir 24 metais yra 1 milijonas eurų. Ne, tai augimas toks, na, tikrai nebūdingas normaliai veiklai. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm tikriausiai atidžiau, galim prisiminti tą patį, reiškia, Richardo Savukino įmonę Protūra, tokia yra, ne, kur vėlgi su Benkunsko atėjimu į valdžią Vilniaus savivaldybei, staiga šitą įmonę pasidaro, reiškia, labai svarbi konsultuojant Vilniaus savivaldybę, nes šiaip Vilniaus savivaldybė be konsultacijų yra visiškai asilai ir nieko nesupranta. Bet čia ateina Savukinas su savo įmonę ir pakonsultuoja ten juos už 100 000 ir staiga pasidaro visi protingi. Tai čia nėra naujiena iš tikrųjų Lietuvoje, kad, na, politinė valdžia su savim, reiškia, atsiveda ir verslą, na, savo palankų. Ir socdemai tikriausiai, aš spėju, na, nebūkim čia, reiškia, vienos partijos, tarkim, nežinau, priešai, bet socdemai su Fegda irgi yra tam tikrų sąsajų, ar ne, jeigu mes žiūrėsim taip. Tai o tada, žinai, kai žmonės šneka apie skaidrumą, tai gal reikėtų ir žiūrėti, žinai, vis dėlto į visas partijas vienodai, ar ne? Kas su kuo ateina ir kas, kieno laimės valandos, kaip baruose, kai būna, žinai, nuo 5 iki 6, žinai, pasibaigia, kai pasikeičia politinė valdžia. Ir mes tokiu atveju Lietuvoje pamatysim tikrai labai daug. Ir va čia yra ką veikti iš tiesų, aš manau, specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms teisėsaugos organizacijoms atsekti būtent šituos sutapimus, ar ne, politinės valdžios ir tam tikrų įmonių laimės valandų arba laimės metų, sakyti. Va tada būtų galbūt, na, daugiau to skaidrumo ir daugiau iš tikrųjų tada būtų argumentų ir faktų, apie ką šnekėčiai. Taip, bet čia dar vat vienas faktas, kad ypatingai pradėjo kilti sudarytų sutarčių skaičius, kuomet subtiekėjas įmonėje Taiklų tapo Moki veži. Na, vėlgi, žinai, prisimenant... Čia tik sutapimai. Na, prisimenant Kreivio karjerą, prisimenant, kodėl jam teko pasitraukti savo metu iš ministro posto, tai aš sakyčiau vėlgi nieko čia naujo, ne? Taip, bet žiūrėk, vis tiek, Artūrai, 21, 216 sutarčių, 22, 586 sutartys, 23, 721 sutartis, 24, 589 sutartis, 25, 287. Na tai vėlgi, žinai, patvirtina tai, ką aš bandžiau pasakyti, ar ne, kad kai kurioms įmonėms, na, jų verslo pakilimai ir nuosmukiai sutampa su politiniais ciklais, ar ne, ir tuo, kuri partija yra valdžioje. Na tai galim sakyti, kad ponui Kreiviui tiesiog, na, nežinau, susiklostė palankios rinkos aplinkybės, kad būtent tuo metu, kai konservatoriai buvo valdžioje, jo įmoniai sekėsi truputėlį geriau, negu kai atėjo socialdemokratai. Galim tuo ir netgi bandyti tikėti, ar ne? Tai čia kiekvienas pasirenka, kuo tikėti ir ko netikėti. Žinai. Bet čia yra, aš kariškių nekaltinu, ne jie perka.
Ten yra 74 perkančios organizacijos per ginkluotės įsigijimo departamentą. Tai įsivaizduok, įdomus faktas, kaip atsirado įmonė Taiklu. Kviestinų dalyvauti pirkime teikėjų sąrašą, tiekėjas labai Taiklu pateko kitokių principų nei likę dalyviai. Kas protegavo šį tiekėją? Pulkininkas Jamalavičius, tuo metu buvau kovinio rengimo centro vadas. Tai visų pirma, ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad viešų pirkimų tarnybos tame vertinime labai daug kur minimas kovinio rengimo centras. Ir kai kalbama apie pirkimo procedūrą, apie pirkėjų pasirinkimą, tai noriu atkreipdėmėsi, kad kovinio rengimo centras buvo pirkimą inicijuojanti organizacija, kuri pasakė, mums reikia tokios paslaugos. O visas pirkimas buvo vykdomas visai kitos institucijos, gynybos resursų agentūros, kurioje buvo sudaryta komisija pirkimo. Tai į tos komisijos pirkimo darbą mes neturėjom visiškai jokios įtakos. Dabar dėl Taiklu atsiradimo sąraše tiekėjų, tai ta kompanija atsirado pačiu paskutiniu momentu praktiškai, kai jau buvo visi tiekėjai pateikti į centrinę pirkimų informacinę sistemą ir tuomet iš gynybos resursų agentūros buvo gautas elektroninis laiškas su tos kompanijos Taiklu prašymu leisti jai dalyvauti tame pirkime. Ir mes tuomet suabejojom, kad Taiklu ir išminavimas čia kaip ir nieko bendro, bet mūsų užtikrino, kad jie dalyvaus su Jungtinės karalystės kompanija, kuri užsiima išminavimu. Ir tokiu būdu ji buvo įtraukta į tą centrinę, į informacinę sistemą. Tai va tokiu būdu ta kompanija atsidūrė konkursui. Žinai, aš suprantu, kad STT dabar užsiėmusi, kaip visi vardina jo, didžiausia politinės korupcijos byla Lietuvoje. Ir gal jam trūksta tiesiog resursų irgi, žinai, kaip ir krašto apsaugos ministerijų. Tai jeigu aš būčiau STT, tai aš eičiau į tą, kaip ten vadinasi, tą gynybos, reiškia... Resursų agentūra. Jo, aš tai pirmų taikymą eičiau tenai pradėčiau ieškoti visų galų, nes panašu, kad, kaip jau kariškiai bent jau teigia, ar ne, visi galai veda į tam tikrą konkrečią vietą. Tai ką aš galiu pasakyti, tikriausiai STT per maža, kad visiems turėtų skirti pakankamai laiko. Kai tik tai pradėjo Skardžius krapštyti šitą reikalą, tai gynybos resursų agentūros vadas pasitraukė. Išėjo. Ir tam komiteto posėdis sakė, nėra ko paklausti. Pusė nebedirba. Žiūrėk, gynybos, reiškia, čia vėl toks, mes turim, žinai, tokius, nelyginamus truputėlį atvejus, ne? Čia visi sako, žinai, čia ta didžiausia politinės korupcijos byla, žinai, čia Skvernelis, Silickienė, Starkevičius, ten, reiškia, panašiai, ir ten yra, kiek ten, 1,5 milijono, ar ne, grinais, ir ten truputėlį aukso, reiškia, 1,5 milijono. O čia, kiek mes turim milijonų, ar netgi galbūt 100 milijonų šitoj gynybos? Vien toj įmoniai 21 metai 10 milijonų, 22 18, 23 20 su pusė. Tai kai mes kalbame apie politinės korupcijos bylą ir turim šalia įmonėlę, kur, reiškia, ten yra keliasdešimt kartų tų pinigų daugiau ir kur pagristai kyla abejonių, kaip ta organizacija veikia. Taigi vėl, žinai, vėl mes galim daryti savo išvadas, vėl mes galim tiesiog, stebėti, lyginti ir žiūrėti, kas vyksta. Ir tai, kad negalvotų, jog čia mes būtinai jau reikia konservatorius čia drožiam.
Kaip ten bebūtų, pavyzdžiui, šią savaitę, žinai, stipriai per 1,5 metų išvalyti vienai ministerijai pavaldžių įmonių vadovaujantį personalą. Tai įgyvendinus šitą valdymo modelio pakeitimą, faktiškai neišvengiamai bus peržiūrėta uosto direkcijos vadovybės personalinė sudėtis. Jeigu toks mano spėjimas jums atrodo iš piršto laužtas, pasakysiu, kas atsitiko per pastaruosius 1,5 metų susisiekimo ministerijos valdomose įmonėse. Ponas Grubliauskas filmuoja, tikiuosi užfiksuos ne tik Seimo kameros, bet ir Vytauto kameros. Ką tik pasikeitė oro uostų generalinis direktorius ir visa valdyba susisiekimo ministerijos sferoje. Praėjusią savaitę nuskambėjo, kad atleidžiamas Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius Egidijus Lazauskas. Kaip perkūnas iš giedro dangaus. Praėjusį penktadienį. Visiškai neseniai prieš kelis mėnesius atsistatydino visa Lietuvos transporto saugos administracijos vadovybė. Vadovas Genius Lukošius, abu pavaduotojai ir kanclerė. Prieš 4 mėnesius atleistas vidaus vandenų kelių direkcijos vadovas. Prieš 1,5 metų atleistas Marius Švaikauskas išvijo Lietuvos vadovo posto. Tarp svarbiausių susisiekimo ministerijos valdomų valstybės įmonių liko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Tai aš jums sakau, mano išvardinti 5 pavyzdžiai turės seką 6 pavyzdžių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Kaip sakoma, gerais tikslais kelias į pragarą grįstas. Į ką mūsų Ruginienė nukirto Gentvilą. Vadovus atleidžia ta pati nepriklausoma valdyba, tai abejoti matyto procesų nereikėtų. Išeina vieni, ateina kiti specialistai. Svarbiausia, kad darbo procesas nenutrūktų. Žinai, aš nežinau apie tas visas išvardintas įmonės, bet aš kiek prisimenu oro uostą, ten buvęs Bartkus ponas tikrai, mano supratimu, tikrai dirbo gerai ir tą rodė rezultatai šiaip iš tikrųjų, tai aš nežinau, ar jisai pats nusprendė išeiti, ar iš tikrųjų jisai buvo atleistas. Vėlgi, kad kiekviena politinė valdžia bando naudoti valstybinės įmonės kaip priebėgą savo rėmėjams ir nariams, čia nieko naujo irgi nėra. tą darė socdemai ir anksčiau, tą galbūt daro ir dabar. Kita vertus, žinai, mes turim pavyzdžiui tokią Ignitis, ar ne, kur kaip tik buvo paliktas vadovas ir palikti beveik visi buvę valdybos nariai, nors rezultatai šitos įmonės nėra patys geriausi ir tikslai nėra pasiekti. Tai žinai, kaip čia pasakyti, konservatoriai niekada irgi nebuvo šventieji ir taip pat atleisdavo valstybinių įmonių vadovus. Socdemai daro tą patį, tai nėra žinoma gerai. Ir aš tik tiek ir galiu pakomentuoti tikriausiai, kad mano supratimu tai neatrodo labai skaniai ir labai gražiai. Ir sakau, ypatingai kalbant apie oro uostą, kur tikrai aš mačiau ir stebėjau ir tikrai, man atrodo, ta įmonė tikrai dirba gerai. Einant link pabaigos. Bet žinai, čia vienintelė buvo įmonė, kaip tu prisimeni, kuriai vadovavo ponas Dailydka, Lietuvos geležinkeliai, kur buvo per pusę pasidalinta. Tai buvo, žinai, senelių prieglauda konservatorių ir socdemų, kurie nebepatekdavo į valdžią. Ir būtent Grybauskaitė išėdė Dailydką ir tada jau ten suėjo visa ta energetikų klano grietinėlė vedama Roko Masiulio. Bet dabar reikia ką nors linksmiau, pavyzdžiui, įsivaizduok, kad antros pakopos pensijų fondo pinigai 4 milijardai buvo išmokėti per pirmą kvietimą ir rekordiniai pardavimai iš tiesų 20-30%, pavyzdžiui, Opigų LT pasakė, kad pardavimai praėjusio savaitgalio buvo net didesni negu savaitgalio prieš Kalėdas. Čia pinigų škvalas ir panašiai. Kaip ten sakė
Šimkus, kad ekonomika arba bendras vidaus produktas kils tik iš, reiškia, vidaus vartojimo. Bet aš nors ne ekonomistas, bet aš taip įsivaizduoju, kai lūkesčiai yra baimė, kad gali rudenį šoktelti infliacija, jeigu ką iki dviženklio skaičiaus, tai televizorių tu pirksi dabar. Gal tau jo ir nereikia, bet tu žinai, kad televizorius neatpigs, o pinigai tavo nuvertės. Žinai, sakė, aš ten girdėjau, pigų, tai sakė, kad labai pirko šitasgi robotų žoliapjėves. Jo. Tokia labai būtina prekė. Bet žinai, na vėlgi, aš nuo pat pradžių sakiau, na, kad šitas sprendimas dėl leidimo išsiimti pinigus iš antros pakopos, mano supratimu, buvo ir blogas, ir kvailas, ir tikrai, na, pats blogiausias, ką socdemai galėjo padaryti, nes mes kalbam iš tikrųjų apie ateitį. Ne, ir tie žmonės iš tikrųjų šiandien tikriausiai džiaugiasi, aš ten girdėjau, berods ten Sysas labai džiaugiasi, kad va, kokie protingi žmonės, reiškia, neišleidžia čipsams ir Coca-Colai, o išleidžia šaldytuvams ir televizoriams. Ne? Ir kad tai rodo, reiškia, kokie žmonės Lietuvos yra protingi, pasirodo. Tai, na, vis tiek, kaip bežiūrėsim, ne? Ir visi tie žmonės, kurie išsiema, jie išsiema iš savo būsimos pensijos. Nesvarbu kiek. Ar 40 eurų prie tas pensijos, ar 70 eurų, ar ten 120 eurų, bet jie įsima iš savo būsimos pensijos. Ir vat, kai tie visi žmonės, kurie šiandien perka televizorius ir robotų žoliapjėves ar šaldytuvus, ne, kai jie sulauks pensinio amžiaus, tada tai vyriausybei, kuri tada bus, ar ne, teks spręsti, o iš kur paimti pinigų jiems primokėti prie tų pensijų, nes dauguma jų tikriausiai tikėtina, kad bus arba arti skurdo ribos, arba žemiau skurdo ribos. Bet žinai, vienas dalykas, kas mane labai, tiesą pasakius, nuliūdino, ne? Kažkaip visi kalbėjo, kad čia ekonomikos nesupranta, nu, tipo tie seni, nu, tokie kaip mes, ne, jau, tipo, kai ten vieną koją grabė jau yra. Bet pasirodo, kad ne. Pasirodo, kad daugiausiai išsiimančių buvo 25-35 metų amžiaus žmonės. Tai yra, na, ne visai ta kategorija, bet beveik ta kategorija, kuri eina deginti laužų prie Seimo. Pagal amžių aš turiu galvoje. Ir va čia yra, na, iš tikrųjų toksai paradoksas, fenomenas šiaip. Iš tikrųjų, atrodo, kad tie žmonės jau nebeturi nieko bendro su sovietmečiu. Jau kaip ir turėtų būti, na, išsilavinę, turėtų, na, suprasti daugiau tą ekonomiką. Bet ne, jie bėga, išsiima ir perka televizorių. Ir visiškai negalvoja apie ateitį. Tai vat tas mane turbūt labiausiai ir nustebino, ir nuliūdino, kad mes kažkaip galvojam, kad mes užsiauginsim tą jaunesnę arba jaunąją kartą, kuri jau bus, na, iš tikrųjų protingesnė už tuos jau va, tokius kaip mes, senus, ar ne, kurie jau ten jau arba pensija, arba viena koja pensijai, kurie nemoka skaičiuoti, kurie ten, reiškia, nesinaudoja internetu, kurie nori už viską mokėti grinaisiais. Bet pasirodo, kad ne. Pasirodo, iš tikrųjų, realybė yra kita. Tai tie jaunieji negalvoja apie ateitį ir nemoka skaičiuoti arba nenori skaičiuoti. Tai va tas, aš čia tikrai buvau nustebęs labai iš to. Nu, o man gal kažkuria prasme ir smagu. Pamenė, reiškia, 70-mečio Saulės vaikai, Woodstocko festivalis, reiškia, Live Life, Die Young. Tekstas liejasi laisvai. Jo, gyven gyvenimą, mirk jaunas. Dabar, šiandien, čia, žinai, kaip tokia yra sena mintis, kad sako, jeigu tu visą laiką galvotum, kur tu norėtumei būti, tu prarasi unikalią galimybę, Artūrai, gyventi čia ir dabar. Supranti? Nu, bet mes turime būti, žinok, mes turime melstis. Aš žinau, kad tu esi ne, aš nesimeldžiu. Šlykštus ateistas, bedievis, bet mes turime melstis dėl vieno žmogaus sveikatos. Jis praktiškai yra Lietuvos titanas. Jis yra Heraklis. Nežinau. Nu, dar ne. Apie Alekną gal kalbi, Mykola, ne? Ne. Už Alekną aš niekada gyvenime nesimelšiu. Aš kalbu apie Kęstutį Vilkauską. Supranti, ištempti po 9 valandas posėdžius ar ne? Posėdžių, kalbant apie kultūrą ir LRT. Ir
tuo metu, kai jis yra, ten jis turi, reiškia, 2 dar muškietininkus, Kižienę ir Grubliauską. O kultūros ministrė, jeigu įsijungia į posėdį, 2 sekundės pakraipo galvą ir išsijungia. Ir atėjęs Juozapaitis pasakė, kodėl jūs nedalyvaujate? Negerai sakai, turi sakyti ponas Juozapaitis. Ponas Juozapaitis pasakė, kodėl jūs nedalyvaujate? Negi jums neįdomu. Į ką susireikšminusi Kižienė atsakė. Ar man neįdomu, aš atsakau, kad įdomu. Ir į darbą aš labai vaikštau, galiu atsakyti, nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro. Man iš tikrųjų tiesiog norėčiau jūs informuoti, kad mano darbotvarkė yra suplanuota iš anksto. Ir kai jūs kalbate apie savo darbą komitete, tai aš norėčiau pabrėžti, kad man iš tikrųjų gaila savo asmeninio darbo laiko, kurį aš turėčiau skirti išklausyti jūsų keistiems pasiūlymams ir trukdymams komiteto darbui. Tai tikrai tuo metu aš akcentuojuosi į kitas veiklas, kur galiu ir padėti, ir išspręsti problemas. Ir kai jūs vaikštote į darbą, tai jūs kuriuo automobiliu vaikštote? Žinai, ten beje buvo ne Kižienė, Leknavičienė ten buvo. Ne, Kižienė yra Vilkausko bendražygė, aš sakiau, kultūros ministrė. Ja, žinai, bet aš šioje vietoje pritarčiau, iš tikrųjų, klausytis to, ką šneka ponas profesorius, solistas Juozapaitis, na tikrai neverta šiaip iš tikrųjų. Tai aš suprantu, kodėl ministrė ir neina į ten tos posėdžius, nes jeigu tu nori paklausyti, reiškia, susireikšminusio narcizo, tai tu gali kokią Trumpo spaudos konferenciją pasižiūrėti, aš nežinau, arba ten dar ką nors tokio panašaus įsijungti, bet na tikrai neverta gaišti laiko klausantis Juozapaičio, tai čia vienareikšmiškai aš su jie sutinku ir čia nieko ginčyti šiaip jau. Bet kitą ketvirtadienį jau žinok, 2 svarbus Lietuvai klausimai. Kapčiamiestis. Ligonas ir LRT. Ir LRT. Ir, tu žinok, aš nežinau, tik opozicijai būdamas Jurgis įgauna pragmatizmo ir sarkazmo. Na, gerbiamas Seimo pirmininkė, ar jūs čia tikrai rimtai planuojat kitos savaitės darbotvarkės? LRT įstatymo projektui jūs numatėt 1,5 valandos. Tai jau dabar yra Seimo narių ten virš 90 pasiūlymų. Aš nebejoju, kad kai komitetas apsvarstys, kai kurie vėl registruos kažkokius patikslinančius pasiūlymus tam projektui, tai jūs skaičiuokit laikus, kiek vienam pasiūlymui apsvarstyti reikia ir dauginkit iš pasiūlymų skaičiaus, kurių bus, mano vertinimu, mažiausiai 150. Taip, kad jūs drąsiai visą ketvirtadienį skirkit LRT projektui, o kitus projektus kelkit į antradienį, kurie svarbesni. Ir dar, jeigu galite, atsakykit, jeigu nespėsit per ketvirtadienį, kada planuosit neeilinį posėdį? Ar penktadienį, ar tą laisvą savaitę? Čia galima ir rimtai žiūrėti, galima ir nerimtai žiūrėti. Tai ponas Jurgis žiūri, pasakyčiau, pusiau rimtai, ne? Bet žinai, aš tai šitoje vietoje kitą dalyką. Aš tiesiog tą vertinčiau kaip Razmos deklaraciją iš ankstinę, ar ne? Kad opozicija užsims ne įstatymų leidybą, o destrukciją eilinį kartą. Ar ne? Kai jis sako, kad bus 150 pasiūlymų, ar ne? Tai mes jau tą matėm tada prieš naujosios metus, tai opozicija yra pasirengus daryti tą patį. Ir taip, galim sakyti, kad, tai yra opozicijos teisė, ar ne, šitaip elgtis, jie naudoja statutą ir panašiai. Bet man iš kitos pusės vis dėlto atrodo, žinai, kad, kai tu supranti, kad tu pralaimėjai iš principo, ar ne, specialiai užsiimti destrukciją yra truputėlį jau nebesolidu, vaikiška, ar ne? Tu pateiksi 150, gerai, tu 300 pateiksi pasiūlymų. Tu vis tiek žinai, kad tų pasiūlymų niekas nepriims. Tu neteiki tų pasiūlymų kaip normalus rimtas politikas, galvodamas, kad tu čia paskatinsi diskusiją. Tu juos teiki
tik dėl to, kad tęstum šitą procesą. Tai yra, kad užsimtum destrukciją. Tai ar tai yra, kaip čia pasakyti, rimto ir solidaus politikos veiksmas? Aš nedrįščiau sakyti. Aš suprantu, bet vis tiek smagu. Vis tiek smagu, šventę reikia švęsti, kaip sako. Tai ir visą dieną LRT. Aš, žinok, man tai ant tiek kartu ridzintų, pastebėjai, mes praeitą ketvirtadienį, ten tikrai agonija buvo su tais visais miliūtės gestais, reiškia, pirštukais, su Žukausko šaltienom ir senatviniais marazmatikais, bet dabar, iš tiesų, 150 pasiūlymų. Bet jie galėtų padaryti antradienį LRT, ketvirtadienį LRT ir siduoji, tai mūdu su tavim pailsėtumėm. Aš manau, kad ir turėtų Arnai padaryti, nes, žinai, vien kodėl. Dėl to, kad tą klausimą, reikia jį kažkaip užbaigti, ne? Vien todėl, išimti iš darbotvarkės. Vienu ar kitu būdu. O beje, kalbant apie tavo paminėtus pirštukus, tai mačiau labai gerą skelbimą. Panašu, kad tie, reiškia, žmonės surado tinkamą užsiėmimą pagal save ir ten berods Laisvės TV anonsavo, kad jie visi trys, tai yra ponas Tapinas, Rita Miliūtė ir Žukauskas pasirodys Comedy klube. Tai aš manau, tai yra toks dalykas, žinai, Comedy club, kur ateina jogdariai ir bando linksminti auditoriją, žinai. Klaunai tipo tokie, žinai. Tai aš galvoju, kad pagaliau tie žmonės surado užsiėmimą pagal savo, reiškia, gebėjimus. Šiaip aš tau pasakysiu, labai gerai Olekas yra pasakęs kažkuriam interviu, sako, galima būtų bandyti kažką, žinai, prieš taikius rinkimus, bet kaip paprastai sekantis ateinantis Seimas visada būna blogesnis už buvusi prieš tai. Tai tu žinok, aš galvoju, kad dabar tai, ką mes girdim, visiems reikėtų eiti kartu su Miliūte, Žukausku ir Tapinu į Comedy klubą. Visiems. Iki kitos savaitės. Iki, Arnai.